viena naujausių burnos higienos studijų programa startavo šiemet. Būtent burnos higienos specialistai vadinami ateities specialistais. Burnos higienos programa dabar naujai atgimė pas mus fakultete. Šiaip tai yra viena pirmųjų programų, kada dar buvo Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla. Tuo metu vyko bendradarbiavimo programa su Švedijos vienu iš koledžų ir jų pagalba, reiškia, buvo pradėti ruošti Šiaulių med mokykloje burnos higienistai. Tai buvo 1994 metais. Pati programa buvo trumpa, 2 metus tada buvo rengiami, jie įgydavo aukštesnį išsilavinimą, o šiuo metu dabar tik pradėjome rengti, 1 kursas, turime tik 1 kursą ir planuojame priimti kas 2 metai. 1 metai priimame burnos higienistus, 2 metai odontologinės priežiūros studijų programos, tai reiškia studentus. Šiuo metu yra atnaujinama materialinė bazė, nupirkti 3 odontologiniai įrenginiai su, reiškia, pilna komplektacija, su baldais. Taip, kad stengiamės studentų labui, o pagrindinis tikslas burnos higienos programos, reiškia, rengime yra, kad mes paruoštumėm gerą, kvalifikuotą specialistą, nes tai skiriasi nuo odontologinės priežiūros studijų programos specialisto, nes tai yra savarankiškas asmuo, dirbantis savarankiškai. Luko apsisprendimą studijuoti lėmė ir tai, kad mama medikė. Pirmakursis pripažįsta, kad Šiaulių kolegijoje atrado draugų, gerus, tačiau reiklius dėstytojus ir žinoma tai, kas lydės visą gyvenimą – savo profesiją. Yra sunkių dalykų, yra lengvesnių dalykų, tačiau tikrai įdomu. Nors priklauso ir nuo dėstytojo. Bet pasitaiko visai. Būna sunkių temų, būna įdomių, tačiau mokytis reikia, tikrai reikia. 1 pusmetis arba 1 metai viską parodys, bet kol kas tikrai nesigaliu. Ko gero neapsiriksime kosmetologijos mokslus pavadindami pačia moteriškiausia studijų programa. Viena iš tokių naujesnių yra kosmetologijos studijų programa, tai yra visuomenės sveikatos krypties studijų programa. Kol kas pirmoji šių metų laida bus specialistų, jie būsimieji grožio kūrėjai. Studijos yra ir nuolatinės, ir ištęstinės, ir šią studijų programą išties jau 2 metus rinkosi gana daug studentų studijuojančių vakarais. Po savo tiesioginio darbo rado noro ir laiko studijuoti ir išmokti kurti grožį. Puikiai įrengtose auditorijose studentams sudarytos išskirtinės mokymosi sąlygos. Profesionalių dėstytojų dėka kuriama ne tik darbinė aplinka, bet ir geros savijautos oazė. Merginos įstoja į šią specialybę, kuri yra dėstoma 3 metai Šiaulių kolegijoje. Jie gauna visus kosmetologo veikloje reikalingus pagrindus. Tai būtent anatomija, fiziologija, lotynų kalba, medžiagotyrą, bendrąją kosmetologiją, higieninę, dekoratyvinę kosmetiką ir daugelį kitų svarbių dalykų, kurių reikia kosmetologui būti paklausiam rinkoje ir greitai rasti darbą. Dėstytojai patys labai stengiasi būtent studentėm perduoti savo visą patirtį, kurią yra sukaupusios per daugelį metų. Tai, manau, yra pats pagrindas, ta praktinė veikla, kurią mes stengiamės ne tik teorinių pagrindų išdėstyti, bet taip pat iš savo patirties papasakoti studentams, kaip reiktų vienu ar kitu atveju pasielgti, išspręsti kažkokią konfliktinę situaciją su klientu, pasiūlyti jam naujoves, nes klientas visada domisi tik naujovėmis. Praktikumų metu mes bandome kuo įvairesnio kontingento žmonės pasikviesti ir dirbti su jais, kad pats studentas įgautų praktikos, ne tik dirbdamas su savo bendramoksliais. Ši specialybė yra labai paklausi, nes su darbdaviais bendraujame ir, manau, kad šitą specialybę paklausi ir Lietuvoje, ir užsienyje. Dėstytojai džiaugiasi išauginę būrį gerų specialistų, kai kurie jau dabar skina laurus įvairiuose konkursuose. Šiuos mokslus pasirinkusiai Loretai paskutiniai metai itin sėkmingi. Kosmetologų konkurse užimta 2 vieta. Neseniai mes dalyvavom Klaipėdoje kosmetologų konkurse. Pavyko laimėti 2 vietą. Teko atlikti taip pat veido procedūras, pilingas, kaukė, masažas,
pildyti kliento kortelę, kurioje reikėjo žinoti kiekvieno produkto pavadinimą, kas įeina pagrindinės 2 medžiagos, būtent ką jos daro žmogaus veido odai, kokias funkcijas atlieka, jas aprašyti. Reikėjo išmokti visus veido odos tipus, nes nežinojai per konkursą, kuris tau odos tipas papuls ir kokias priemonės būtent tam konkrečiam odos tipui tu pritaikysi. Patirties gavau tikrai labai daug, nes ruošėmės labai intensyviai paskutinę ypač savaitę, net pas dėstytoją namuose atlikdavom visas procedūras, masažus mokinomės, klientų kortelės pildymus, produktus, kas įeina ir ką reikės mums būtent ten daryti. Buvo net apmokymai Vilniuje, į kuriuos važiavome. Taip pat mokėmės, net buvo aiškinama paprasčiausi estetiniai dalykai, kaip reikia pasikloti lovą, pasitikti klientą, išlydėti ir parinkti visas priemonės. Šiandien kosmetologiją studijuojanti 3-kursė džiaugiasi, kad pastarieji studijų metai neprailgo ir buvo be galo įdomus. Dėstytojai tikrai yra nuostabus, suteikia tikrai labai daug žinių, organizuojami seminarai, iš tikrųjų net per praktikumus, praktiką šiuo metu mes galime atlikti čia, taip pat atlikome ir grožio salonuose buvo suorganizuota. Dirbam tikrai intensyviai, ypač džiaugiamės, kad galima susipažinti su įvairių firmų atstovais, seminarai tikrai būna labai išsamus. Ir be to tai nekainuoja nei 1 lito tie seminarai, o kai seminarai tikrai žinom kainuoja nuo kelių šimtų iki keliolikos tūkstančių net. Tai tikrai tuom labai džiaugiamės, nes gaunam tikrai daug žinių ir patirties. Nuo 2004 metų sėkmingai vykdoma dar viena paklausi studijų programa – odontologinė priežiūra. Jau išleistos 2 absolventų laidos, o šiemet čia studijas pasirinko gausus būrys pirmakursių. Odontologija ir pats mokslas ir ta darbo specifika, jinai visada buvo nauja ir visą laiką buvo novatoriškų kažkokių pasiekimų ir visokių naujovių ir patraukli kažkuom tai, o kas žmogui nežinoma, tas ypatingai labai patrauklu. 3 kurso studentai šiuo metu atlieka baigiamąją praktiką. Jos metu būsimosios odontologinės priežiūros specialistės puikiai išmano savo darbo specifiką. Mes asistuojame gydytojams odontologams, jiems paruošėme darbo vietą ir priemame pacientus. Pirmieji buvo sunkiausiai, todėl kad buvo sunku priprasti prie aplinkos, antrieji lengviau, dabar tretieji išeiname į ilgąją praktiką, todėl mažai būname kolegijoje, o dabar daugiausia kvalifikuosimės jau į tikrąjį darbą. Teorija yra gana sausas dalykas, kuriame negali įvertinti, gali tik teoriškai save įvertinti, o praktiškai kaip tu sugebi dirbti, to nesimato. O praktikoje jau viskas akivaizdžiai. Praktikos vadovai nėra griežti, jie su malonumu mums padeda, pataria, įgyjame žinių tai, ką teorijoje tiesiog papildome praktikoje. Daug naujovių sužinome. Metus laiko dirbanti absolventė sako, studiją Šiaulių kolegijoje pasirinkusi visiškai atsitiktinai. Po pirmosios praktikos kitų vietų ieškoti jau nebereikėjo. Kažkur reikėjo stoti mokytis, nežinojau kur, nežinojau ko noriu ir netyčia visai įstojau į Šiaulių kolegijos sveikatos fakultetą. Ir rašiau tik vieną specialybę, ir rašiau odontologijos priežiūrą. Netyčia įstojau, pradėjau mokytis, teorija kaip teorija, tačiau reikėjo rinktis praktiką, nežinojau kur, bijojau, 1 metai buvo labai sunkus, bet dėstytoja pasiūlė čia atlikti redontui, sako, yra sudaryta sutartis. Atlikau tą praktiką, 1 atlikau, užsimaniau 2, 3, tai taip 4-5 praktikas atlikau čia redontui, nenorėjau veikti niekur, nei į polikliniką, tik čia. Ir kažkaip įsitvirtinau, 3 metai čia redontui kaip studentė ir metai jau dirbu oficialiai. Aistė ne tik sėkmingai įsitvirtino šiandieninėje darbo rinkoje, ji sako atradusi tikrai savo pašaukimą. Giriama darbdavių, dabar ir pati pataria būsimiems specialistams praktikų metu. Galiu pasakyti nuoširdų ačiū už tuos 3 metus, padėkoti aišku dėstytojams visiems
Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad atėjau į redontą atlikti praktiką. Labai gerai paruošė. Pati, kai buvau studentė ir kai redonto ruošia studentus, pat praktiką priima, aš visada sakiau, kada aš dirbsiu ir jeigu bus studenčių, aš joms būsiu tokia gera, kaip kad man buvo. Ir va dabar, kai studentės atlieka čia praktiką ir, tikrai stengiuosi jas mokyti to, ko mane išmokė čia. Tokias tiesas tik patvirtina ir darbdaviai, su Šiaulių kolegija bendradarbiaujantis jau 14 metų. Aš labai džiaugiamės, kad absoliučiai visos mūsų padėjėjos ir taip pat higienistė burnos yra baigę būtent Šiaulių kolegiją. Ir atliko praktiką mūsų klinikoje. Labai geros specialistės. Labai darbščios, labai stropios, labai žingeidžios, mielos, malonios, su pacientais labai nuoširdžiai mielai bendrauja. Ne vienerius metus Šiaulių kolegijos sveikatos priežiūros fakultete gyvuoja ir studentų mokslinė draugija, vienijanti aktyviai dalyvaujančius mokslinėje veikloje, beje besidominčius Šiaulių kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto profesinio bakalauro studijų studentus. Aš pati dalyvavau šitos bendrijos rengiamoje mokslinėje konferencijoje, rengiau pranešimą savo mėgstamą temą. Ir bendravau labai puikiai su dėstytojais, gavau labai daug naudingų žinių, parašiau šitą pranešimą, kurį dabar žadu panaudoti savo bakalauro baigiamajam darbui. Kadangi aš studijuoju kosmetologijos studijose, aš rašiau temą grožio salonų lankytojų žinios apie mezoterapiją. Tai yra tiesiog kosmetologinė naujovė. Ir bandžiau Šiauliuose išsiaiškinti anketų būdu, ruoštos anketos buvo, bandžiau išsiaiškinti, kiek daug Šiaulių moteris, merginos, tiek ir senyvo amžiaus moteris žino apie šį, gražinimo ir gydymo metodą. Gerbiamos lektorės Elenos Kairienės pagalba pavyko labai puikiai šitas pranešimas ir konferencijoje. Manau, kad taip pat klausytojams buvo įdomu klausyti šito pranešimo, kadangi tai tema buvo viena iš pirmųjų ir kosmetologijos katedros bus pirmieji bakalaurantai. Labai skatinu, labai linkėčiau, kadangi tai tiesiog yra nuostabus bendravimas pačiam su savimi, su mokslu, su dėstytojais. Tai yra labai naudinga jaunam žmogui. Sveikatos priežiūros fakultete tarp dėstytojų ir studentų vyrauja be galo jauki aura. Šiltų tarpusavio santykių, o kartu ir dalykiško pagarbą paremto bendravimo čia nesuvaidinsi. O paslaptis labai paprasta – visiems laikytis profesinės etikos principų. Elkis taip, kad norėtum, kad ir su tavim taip elgtųsi. Ši taisyklė galioja visiems. Be to, biomedicinos studijų katedros sieną puošia medicinos tėvo Hipokrato priesaika, o jos nesilaikyti nevalia. Jeigu tikėti tuo, ką sakė Hipokratas, viską daryk su meile ir viską, ką gali, atiduok kitiems. Be reabilitacijos nė žingsnio! Sveikata grožis. Sveikata saugo. Sveikata svarbiausia. Sportas sveikata. Sveikatos priežiūros fakultetas jėga. Šiaulių kolegijos sveikatos priežiūros fakulteto durys visada atviros tiems, kurie domisi, nori sužinoti dar daugiau ir save mato būtent šioje srityje. Durys atviros ir tiems, kurie čia užsuks tik šiaip sau, smalsumo vedini. Na, o mes pažinti su kitomis studijų programomis, su čia dirbančiais ir studijuojančiais tęsime dar šiais metais, tačiau jau kitoje laidoje.